Iš tiesų girdžiu gerų atsiliepimų dėl aktyvaus ministerijos darbo, bet aš vis tik turiu tą klausimą, dėl kurio mes pradėjom diskutuoti, kai jūs buvo paskirtas ministru ir norėčiau išgirsti labai aišku atsakymą. Daug kas buvo nurašyta ant vaikystės klaidų ir panašiai, bet labai gerai prisiminam vis dėlto jūsų tą požiūrį Alternative für Deutschland partiją. Girdėjom daug pagirimų Orbano politikai, kuri yra atvirai proputiniška ir tikrai antieuropietiška. Ir netgi girdėjom, kad jūsų pasisakymus dėl imigracinės politikos, kad net konstituciniam teismui nusprendus, kad kai kurie sprendimai buvo nekonstituciški, vis dėlto tai pasisakėt viešai, kad būtume darę viską taip pat, net ir žinodamas, kad tai nėra atitinkantis Lietuvos konstitucijos sprendimai. Tai visi šitie dalykai, jie yra ne vaikystės klaidos, jie yra labai gyvi ir aktualūs dabar. Tai ne dėl turinio, bet trumpiau. Palaikydamas jūsų krašto, kaip sakyt, apsaugos politiką, kurią vykdot, vis tik labai norėčiau aiškiai išgirsti, kad atsiribojate nuo Orbano, atsiribojate nuo Alternative für Deutschland ir kad palaikysite visais atvejais Lietuvos konstitucijos teismo sprendimus ir juos gerbsite. Mielas Kasparas, vis nenusibosta, ar ne? Bet unikalu, tiesą sakant. Nu, bet gerai. Pradėsiu atsakymą nuo Orbano gal pradėkim. Tiesą sakant, šiokia tokia parama ir galbūt pokalbiai su tarp, sakykime, valstybinių politinių jėgų dešiniųjų, centro dešiniųjų tuo metu tai vyko 2010-ais, kai jis laimėjo rinkimus. Kai dar nebuvo jokių putiniškų, kremliškų sprendimų. Ir tada buvo įkurtas Vengrijos Lietuvos draugystės forumas 2011-2012 metai, kuris buvo konservatyvus vertybiniais klausimais. Tiesiog galima tam pritart, galima nepritart, bet tai buvo. O kai jis posūkį padarė link Putino, apie kurį jūs kalbate, 2014-2015, jūs galite labai lengvai susirasti ir mūsų visų komentarus, mūsų visų, kurie tuo metu, sakykime taip, turėjo galbūt šiek tiek kitokį požiūrį, kad mes, nepritarėm tai, ką jis daro ir smerkiam. Tai kitaip tariant, neteisinga kalbėti apie paramą Orbanui ir jo proputiniškai politikai, kadangi kai tik prasidėjo jo proputiniška politika, ta parama ir tas, sakykime, draugiškas požiūris jisai pasikeitė. Ta reikia labai aiškiai fiksuoti, nes dažnai tame sraute epitetų prikurtų aplink mane yra ir taikytų man yra labai daug netikslumų, bet taip jau yra propagandiniam kare, nesvarbu detalės, bet jums matyt, kaip išmintingam išsilaviusiam žmogui, tas turėtų būti svarbu. Dėl AfD aš dar kartą kartoju, nors jau dar kartą pasakiau, tai buvo klaida ta prasme, kad aš nei iki tol, nei kai atvyko, nei po to neturėjau jokio ryšio su šita politinė organizacija. Tai buvo vieno žmogaus prašymo, mano buvusio Seimo nario, dabartinio pažįstamo buvusio Seimo nario prašymas, kuris buvo mano neapgalvotai, sakykime taip, uždėta jam varnelę, dar netgi pasiskambinus į mūsų ambasadą Vokietijai, pasitikrinus, pasiklausus, kaip tai atrodys. Ir matyt, nesuveikė kažkoks tas toksai atsparumas ir matyt, tas kvietimas buvo 18 metais išsiųstas, bet aš nei palaikiau ryšių iki tol, nei palaikiau per jų tą vizitą, apie kurį aš nieko nežinau, nei po to. Taip, dėl migracijos politikos, gerbiamas Kasparai, aš atsakysiu, labai noriu padėkoti Seimui, kurie suprato, kad tuo metu, kai Lukašenka pradėjo visą tą surežisuotą, dirbtinę migracijos srautų politiką, jisai žinojo, ir daug kas čia žinojo, kai mes priimsim sprendimus, tvirtus sprendimus, kurie apsaugos Lietuvos nacionalinį saugumą ir gynybą, ateis pradėks 2-3 metai, nieks nebeprisimins šitų dalykų. Nieks nebeprisimins šitų dalykų, o po to kalbės apie pažeidimų žmogaus teisių, apie kažkokius tai kitus dalykus. Nors tuo metu nieks nesiūlė, gerbiamas Kasparai, negirdėjau ir iš jūsų pasiūlymų adekvačių sprendimų. Padarėm sprendimai, kurie buvo be galo svarbus ir kurie apsaugojo Lietuvą nuo pažeminimo. Ir aš tikrai tą patį ir toliau daryčiau.